Tai buvo prieš Kalėdas. Žmogus neturėjo kur miegoti, neturėjo lovos. Visai sulūžo lova. O žmogus be proto didelio svorio. Tai man skambina tas socialinis darbuotojas jo ir sako, gelbėkit, ką nors visiems turim daryti. Ir mes, aišku, suorganizavom, surinkom pinigėlius, taigi nupirkom tą lovą jam, padarėm viską, atvežėm, išvežėm tą seną lovą ir aš gaunu prieš pat Kalėdas nuotrauką. Ir tai nuotraukoje jisai sėdi ant tos lovos ir jis laiko tokį lapą ir parašyta: ačiū Sandra ir Valerija jums. Žinokit, verkiau pusę dienos turbūt. Smulkmena. Bet kaip jinai giliai į širdį įėjo. Grįžo vaikinukas iš įkalinimo įstaigos. Net nelabai įkalinimo, nes sulaikymo, taip sakykim. Bet turi probaciją. Ir mes tiesiog apie jo gyvenimą šnekėjom, nes iš pradžių taip nenoriai, bet pradėjau kalbinti, nes sakau, žiūrėk, tu susidraugavai su mano vienu lankytoju, irgi jaunas vyrukas. Bet sakau, aš matau ne tik tavo pokyčius, bet ir to draugo. Sakau, kaip jūs čia susidraugavot? Tai va, sako, atėjau į Kauną, grįžau, reikia dokumentus tvarkyti, aš nežinau, dar kažką. Ir jis pasiūlė man padėti. Palydėjo vieną kartą, kitą. Sakau, o dabar, matau, kad kirpykloje buvo draugas. Sakau, šiaip jis būdavo jie patys, viens kitą apsikerpa, sakau, matom, kirpykloje kirpimas darytas. Tai aš turėjau pinigų, aš pakalbinau ir nuvedžiau jį. Jau prasideda vienas kito palaikymas ir jie abu ateina ir tikrai tas, kur anksčiau lankė, jis eidavo prie tos tokios nelabai kompanijos. Ir dabar jie atsiskyrė dviese, draugai, bet ir aš jo klausiu, kaip to draugai? Sako, aš nežinau, mes taip sulipom, sako, jis padeda man, aš padedu jam, sako, ir mums gerai. Sako, aš nebesu vienas.